Labas rytas, labas rytas. Labas rytas, labas rytas. Labas rytas. Gerai, tai po truputį keliausim tuomet prie mokslo. Padariau iš jums skaidrių, kad būtų ar ne lengviau sekti visą informaciją. Būna vizualiai kartais geriau įsimena. Tai pirmiausia, ar ne, gal truputį prieš paskaitą, tai apskritai šitos paskaitos tikslas yra supažindinti su tokiom baziniam priemonėm apie kūno švarą, nes šita tema kūno švaros apskritai yra labai labai didžiulė, ar ne, ir gali būti, kad jūs dar kažką tai žinot, dar kažką bandėt, dar kažkokiu galėtumėt papildymų padaryti, tai aš visą laiką kviečiu, ar ne, paskaitos eigoje į čatą klausimus rašyti. O paskui, jeigu turėsit klausimų, gyvai norėsit paklausti, tai jau tada po paskaitos. Gerai, kad taip neišsimušinėtų. O jeigu eigoj, tai tada į čatą rašytis klausimus, kad galėtume irgi kažką tai praanalizuoti, pereiti. Tai va, tai bus mūsų apie kūno švarą. Po naujų metų, ar ne, per kalėdas būna susėdam prie tų didelių šeimininių stalų ir tenai privalgom daug, ko nereikia privalgyti. Aš pati dabar per visas šventes turėjau mokymus pas savo guru Italijoje ir aš pirmą kartą buvau Italijos sąjungoje, Italijos bendruomeniai mūsų dvasiniai ir ten, ten tikrai kiekvieną dieną puota vyksta. Aš turbūt pirmą kartą, galima sakyti, atsidūriau tokio itališkoje šeimoje, kur pas juos ta maisto kultūra yra didžiulė, didžiulė, didžiulė ir jie ten valgo daug visko ir atrodo norisi tikrai išragauto jų maistą, tai grįžusi pirmiausia, ką pradėjau daryti, tai badavimus irgi pati išsivalyti organizmą, nes tikrai, tikrai daug ir skanaus maisto prisivalgiau, tai va ir pačiai tema šita paskaita ir tikiuosi ir jums bus naudinga. Gerai, tai mes tuomet keliausim prie skaidrių. Saučia. Pats terminas saučia, ar ne, yra toksai jogoj terminas. Mes į šitą paskaitą apskritai pasižiūrėsim šiek tiek per lietuviškų žolelių prizmę, per kokią mes dar prizmę pasižiūrėsim, per Ayurvedos, per Tibeto medicinos ir jogos. Šiaip jogai apskritai mes būtent jeigu žiūrint į jogos mokslą, tai mes naudojam jogos valymuose, galima sakyti, daug ajurvedinių priemonių. Ajurveda naudoja tą patį, ką joga. Nes jogui irgi praktikams, jeigu taip rimtai žiūrim ar ne, joga, kad tai joga nėra tik tai mano pasilankstimas kartais ant kilimėlio, ar ne, ar ten pranajamų pasidarimas kartais. Joga šiaip yra labai rimtas dvasinis kelias. Ir jeigu pradėsiu juo rimtai eiti, mes turim labai daug reikalavimų. Ir tie reikalavimai ne šiaip, kad ar ne dar labiau mus tenai į kažkokias ribas, į kalėjimą uždaryti, bet tie reikalavimai yra realiai tam, kad mes laisvėtume, kas įdomu, ar ne, kad daug reikalavimų, netgi galima sakyti daug disciplinos, padeda mums viduje kurtis laisvę, ar ne, laisvą požiūrį, tą tokį
laisvą emocijų praėjimą, ar ne tos emocijos, tai sakau, kad jūs ir galit 50 metų praktikuoti, jos vis tiek ateina. Mes visi turim ten tos darinius, bet jos, kas būna smagu, kad nebeužsilieka, ateina, išeina, ar ne? Taip kaip sakau, kaip paukščiai, kokie praskrenda. Tai va, tai ar ne ir tas dvasinis kelias, jisai duoda labai daug gražių dalykų. Emociškai mes visai kitaip reaguojame į situacijas, turim kitokį santykių su emocijomis, mintis, aišku, kad pasikeičia, būsena vidinė labai stipriai pasikeičia ir tam reikalingas reguliarumas. Ir taip pat jogoje yra vakas dar, tai yra saučia, tai yra švara. Ir ta švara, tai jinai irgi turi daug lygių, tai vienas iš jų yra fizinio kūno švara. Ar ne? Ir tas fizinio kūno švara, tai aš jau nedėjau tokių dalykų Indijoje, tai būna netgi taip ir moko, kad jūsų rūbai turi būti švarus, bet mūsų kultūroje gal tas nėra labai aktualu, nes ar ne, pas mus tas kaip ir norma tokia, o Indijoje būna tikrai ateina tokių žmogeliukų, kur ar ne gyveno galbūt kaimelyje, kur pas juos net nebuvo niekada skalbimo mašinos, jie ten skalbdavosi rūbus kartą per mėnesį ir jiems nėra įprasta, kad skalbimo mašina yra namuose, ar ne, ir jie ten vaikšto, tikrai kvapas kažkoks sklinda nuo jų, tai net būna ten moko. Ir kad rūbai turi būti švarus, ar ne, kad ten turim nusiprausti kiekvieną dieną veidą, išsivalyti dantis. Tai aš tokių dalykų nebedėjau, nes europiečiams aš nemanau, kad tas yra aktualu. Bet yra daug kitų dalykų, kur mes turim savo bėdas, ar ne? Ir va tas vasaučia terminas, tai jisai, kaip sakiau, pirmiausia išorinio kūno švara. Ir gali būti šitame termine daug sudėta. Tai švaros terminas tai yra ir namų švara, kad namai mūsų turi būti švarus, ar ne, rūbai švarus, turi būti mūsų kiemas švarus, ar ne, jeigu mes turim kiemą, o ne kad ten, sakykime, užmėtytas daiktais visokiais. Kas dar, tai yra ir toliau jau eina, tai minčių švara, emocinė švara, dvasinė švara, tas ar ne tyrumo terminas toksai netgi. Tai va tas tyrumas, ar ne, tai net jaučiamės kartais, galbūt maitinamės sveikai, netgi būna toksai, Tibeto medicinoje šitą nagrinėja tokį gražiai sutrikimą, kai žmogus, kaip pavyzdys, jaučiasi, pavyzdžiui, jūs dėvit švarius rūbus, ar ne, maitinatės irgi švariu maistu, bet viduje jaučiatės nešvarus. Būna toksai žmogui pojūtis, tiesiog jisai toks gan subtilus, ar ne, kad tarsi nori žmogus kartais net eiti maudytis ten 3 kartus per dieną, nors realiai jisai švarus, mes neturim kur taip labai galbūt to kūno išsipurvinti, ar ne, galbūt darbas prie kompiuterio, bet žmogus tarsi nori kuo dažniau maudytis, nu kažkas tai ieško, kaip dar ten išsišvarinti tą kūną. Tai va, tai būna toks netgi energetiškai dalykas, bet jau jisai taisomas ne per maistą netgi. Va to, kad nėra tarsi tokio vidinio švaros pojūčio, jisai irgi šiaip eina prie saučios. Tai va, tai tam būna emociniai dalykai jau labiau šitoje vietoje. Tai va, tai saučia terminas, ar ne, jisai toks platus ir mes šiandien į tą išorinio kūno švarą, nes po švenčių lietuviškų ir gausių, ar ne, ir ne tik lietuviškų, viso pasaulio bendruomenės, ar ne, turi šitą dalyką. Tai va, tai ta kūno švara, jinai yra labai stipriai susijusi su mūsų, kaip pasakyti, su mūsų mąstymu, su mūsų emocijomis. Kuo švaresnis kūnas, tuo žmogus iš tikrųjų emociškai daug lengviau išgyvena įvairius dalykus. Netgi, pavyzdžiui, Ajurvedos centruose labai dažnai, jeigu atvažiuoja žmogus ir jam yra depresija, tai vis tiek pradeda žmogų, kaip pasakyti, tvarkyti, ar ne, žarnyną jo tvarkyti, ten yra geriamas sviestas, irgi papildai įvairūs masažai, saunos, daug visokių procedūrų ir dažnai su tais organizmo išvalymais ir depresijos išeina. Nes mūsų, jeigu užsiteršia, ar ne, mūsų fizinis kūnas realiai užsiteršia ir mūsų emocijos, ir mūsų mintis, mąstymas, netgi dėl nešvaraus žarnyno, mąstymas gali būti labai sunkus, ar ne, ir čia parašiau tą terminą subtilieji kūnai. Tai subtilieji kūnai tai yra tie nematomi kūnai, ta nematoma mūsų dalis. Tai čia yra emocijos, ar ne, jų tarsi nesimato, bet mes visi puikiai žinom, kad jos yra. Mintis, ar ne, būna kartais tokios irgi, galim pamatyti savyje, kad mano mintis yra nuodingos, jos ten kažką kritikuoja, peikia, save galbūt mintimis nuodijo, ar ne, kad savo kažkokius negerus dalykus ten
vizualizuoju, ar tai kontempliuoju. Ir aišku, paskui tie dalykai nusieina jau ten iki kauzalinio kūno ir panašiai, tos patirtis pradeda spaustis. Tai va, tai visas tas mūsų netgi darbas, ar ne, net ir dvasinis kelias, jisai šiaip turi prasidėti nuo gan paprastų dalykų. Mus irgi čia guru mokė šiaip labai rimtų praktikų, ten dvasinių praktikų, bet vis tiek sako, pirmoje vietoje turit susitvarkyti santykius. Jeigu santykiai su namiškiais bus prasti, su vaikais ten antrom pusėm, mama tėčių, koks, sako, jums ten dvasinis augimas. Tai čia irgi vienas iš tų dalykų, ar ne, jeigu mūsų mityba yra prasta, užteršta, užsiteršia automatiškai visas kūnas realiai, kraujas užsiteršia, limfa užsiteršia, minčių dariniai užsiteršia. Save. Tai va, o tas taisymas, jisai turi būti, kaip pasakyti, toks, kad aš ir tvarkausi tiek ir mintis, tiek ir emocijas, ir tuo pačiu lygiai grečiai, ir na, tarsi visos tos linijos eina ir fizinį kūną prisižiūriu. Taip, tai dabar keliaujam, ar ne? Tai pirmiausia, kas užteršia tą mūsų organizmą. Apskritai mes, kai gyvenam, ar net tokiuose turtingoje šalyje, iš tikrųjų mes gyvenam, mes gaunam labai labai daug maisto. Aš šito neparašiau, žiūriu, bet yra apskritai, kas užteršia organizmą, tai vienas didžiausių dalykų tai yra maisto perteklius, kad mes nebeturime saiko maiste. Ar ne, kad šiaip žmogui maisto reikia gan nedaug. Ar ne, kai būna, sako, sudėkit va taip, va, tas 2 saujas, kad savo pamatuotume. Kiti net nurodo vos ne vieną saują, dar čia nuo mokytojų priklauso, ar ne? Ir kad mes, kaip pavyzdys, jeigu valgau pietus, tai kad čia, kai sudėtas, ar ne, tos rankos, jas padalinu į 3 dalis, tai viena užpildyta maistu, kita užpildyta dalis skysčių ir trečia turi būti tuščia, kad būtų vietos virškinti, ar ne? Ir mes dažnai iš tikrųjų valgom per didelėm porcijom, nes žmogaus kūnui nereikia tiek daug maisto, kiek mes dažnai suvalgom, bet problema, dėl ko mes norim tų didelių porcijų, tai aišku, ar ne, kad skrandis gali būti, kad jau priprato prie tų didelių porcijų, gal nuo vaikystės, ar ne, maitindavo didelėm porcijom. Kitas dalykas, jeigu mes valgom daug nesveiko maisto, organizmas tarsi vis nepasisotina, jam vis negana. O jeigu mes, pavyzdžiui, valgom sveiką, gerą maistą, tai jo tikrai reikia nedaug, organizmas gauna visas medžiagas ir jisai taip neapsisunkina. Tai va, čia pirmas dalykas, ar ne, kad mes turim iš tikrųjų labai labai susižiūrėti porcijas, kokias valgom, nes, nu, tikrai tiek nereikia, ar ne, kiek būna stalai nukloti, kiek šaldytuvuose pas mus to maisto prikišta ir dar paskui išmetam. Tai va, tai šitą dalyką pasižiūrėkit atidžiai, nes žmonės labiau miršta ir serga tikrai nuo persivalgymo, o ne nuo to, kad jie truputį pabadauja. Ar ne, tai pabadavimai, mes šiandien truputį apie juos pakalbėsim taip lengvai, bet pabadavimai yra labai labai geras dalykas. Ir kaip mes Indijoje keliavom, aš atsimenu su grupe ir vienas dalyvis sako, aš noriu valgyti, čia mes turim sustoti valgyti, nes mes kelionę ilgą autobusu turėjom. Ir sako, mes jau ten gal, nežinau, 4 ar 5 valandas nevalgiam. Sakau, žmogus gali išbūti be maisto 30 dienų. Tai kad jūs pabusit čia nevalgę, kelias valandas bus tik tai geriau, ar ne? Tai va, tai žinokit, ar ne, kad dažnai mes net neišalkstam, šiaip mes turim apskritai valgyti tada, kada išalkstam, ar ne, kada atsiranda tas alkio pojūtis. O dažnai būna, kad įprotis suformuotas, kad ten valgyti 3 kartus, 4 kartus per dieną, ar ne, arba tiesiog emocija kažkokia viduje kyla ir aš einu atsidarau šaldytuvą. Tai va, tai pasistebėkit save, kada išalkstat. Kitas dalykas, ar ne, kas užteršia organizmą, tai manau daugelis, kas domitės sveika mityba, tai čia nepasakysiu nieko labai naujo, tai cukrus, baltas cukrus, ar ne. Toliau balti miltai yra irgi laikoma didžiuliu nuodu. Netinkami riebalai, tai čia yra riebalai, kuriuose ar ne kepami šitie pusfabrikačiai, tai netgi ir gali būti ten ir keksiukai kažkokie, ir spurgos keptos riebaluose, ir bulvytės frie, ir mėsos kažkokie gaminiai. Šiaip tai, kai gaminamės valgį, turim labai atidžiai pasižiūrėti aliejų, nes ne visi aliejai yra tinkami kepimui. Kai perkate aliejų, pasižiūrėkit, kad jisai būtų tinkamas kepimui. Šiaip maisto ruošimo, ar ne, labai labai nuostabus dalykas, jeigu nesat veganas,
Tai gys sviestas. Aš taip pati praktiškai, aš visą laiką gys sviestą naudoju, perku iš šventyklos, kad būtų dar kaip ir prasadas, kad pašventintas būtų jisai. Ir gaminu maistą ant gys sviesto, bet yra tikrai ir aliejų, kurie yra tinkami kepimui, ar ne? Tik mes turim tą pasižiūrėti, šiaip rašant etikečių, ar internete rasi tos informacijos. Toliau alkoholis irgi labai labai stipriai užteršia organizmą. Tai va, tai alkoholio mes šiaip turim vartoti, ar ne, saikingai, labai saikingai, ten aš kaip sakau, jeigu ten, nežinau, per šventes ar ne atsigersit taurę vyno, tai aš taip pati nesu prieš tai, kad ten, nežinau, visiškai negerkit ten ir panašiai. Jeigu per šventes ar ne, ten per Kalėdas ar per Velykas taurę vyno atsigėrėt, tai tikrai nenusinuodysit nuo to, bet žmonės ar ne alkoholį vartoja šiaip kaip gėrimą būna, ar ne, ten sidra kaip, nežinau, šiaip tiesiog tarsi ar vandens buteliukas, ar ne, ar sidro buteliukas, ar ten savaitgaliais vartoja alkoholį, tai tas tikrai mūsų organizmą teršia, nuodija. Ir to reikėtų atsisakyti. Taip toliau nekokybiški produktai. Mes apskritai vartojam labai daug produktų, kurie yra mums realiai nereikalingi. Ar ne, kaip parduotuviai perkam maistą, tai pasižiūrėkim, ko realiai iš tikrųjų reikia mano kūnui. Ar ten reikia tų padažų visokių, kur prisiperku, ar ne. Ar ten, nežinau, dar kažkokių tų škandukų, čipsiukų ir panašiai, nors ar ne, galiu pirkti ten, kad ir tuos daržovių čipsiukus, bet realiai ar reikia man tų čipsiukų tiek. Ir mes būna taip ar ne, tos vartotojiškumo, prekybos centrų, ten tų reklamų visų, mes taip skatiname prisipirkti maisto begalės, kurio reikia realiai žmogui nedaug to maisto reikia, net ypač aš atsimenu, kaip būdavo, kad vienu metu gal net veganizmą bandžiau, tai aš nueidavau parduotuvę, galvoju, daržovių skyrius, kruopų skyrius, nu ten yra aliejus, jeigu reikia nusipirkti, kiek nedaug tai reikia to maisto, o kiek parduotuvėse ar ne to maisto yra. Tai va, tai mes šiaip turim tą mitybą dvasiniam kelyje, apskritai, kas praktikuoja, tai netgi žmonėms patariama, kad ta mityba būtų gana skeptiška ir nereikia to bijoti, ar ne, kad ten, nežinau, kažko tai turėsiu atsisakyti ant tų padažų, tai jūsų kūnas tik padėkos, jeigu atsisakysit tų padažų. Galima maistą įvairiai gardinti prieskoniais, labai daug prieskonio, ne, ar ne, yra visokių pačių įvairiausių rūšių, kur jums gali duoti pačius įvairiausius skonius. Taip, tai maistą turim susižiūrėti, šiaip jeigu turim galimybę apskritai pirkti kuo daugiau ekologiško maisto, jeigu turim galimybę užsiauginti, tai užsiauginti tą maistą, ar ne, nes realiai prekybos centruose aš ir pati iš tenai perku, nes aš neauginu daržo, bet šiaip tai galvoju, kaip norėčiau čia nepirkti ir turėti galbūt kažkokias, nežinau, močiutės, iš kurių pirkti maistą, ar dar kažkokių tai vietų, kur ieškoti kuo daugiau to ekologiško maisto, nors šiaip tikrai galima jo gan daug rasti ir gero, ir pas ūkininkus būna randu, ir ten kartais iš, kaip pasakyti, žmonės kažkas tai gamina, kokias mini parduotuvėlės turi ir ten gamina kažkokius kokybiškus produktus, tai tikrai ar net prekybos centruose, ar ne, kartais galima rasti ir tų kokybiškų produktų, bet šiaip žiūrėkit, kad pirkti kuo geresnį maistą, jau geriau jo mažiau, jau geriau jisai asketiškesnis, bet kad jisai būtų maksimaliai kokybiškas, nes būna užkišam tą kūną, ar ne, tenai visokiais prastais tais produktais, kvietiniais miltais, ar ne, kurie tarsi ir pigus, bet paskui, sakau, mes būna taupom ant to maisto, o paskui kiek ligoninėse praleidžiam, kiek ant vaistų išleidžiam, paskui nėra laiko kada dirbti, nes sergu galbūt, ar ne, guliu ten su skrandžio problemom, žarnyno problemom. Ir va čia dėl to mes tarsi taip būna, pasižiūriu, taip lik ir siauriau, čia reikia pataupyti gal ant to maisto, bet mes nematom to platesnio vaizdo, kad paskui tas nekokybiškas maistas gali mano gyvenimą netgi realiai sutrumpinti, ar ne? Tai va, tai mes turim taip nepabijoti kartais investuoti ir, kaip sakau, galbūt pasižiūrėti, ko ten galiu atsisakyti, gal pilnas šaldytuvas nereikalingų produktų, ar ne? O galiu ten nusipirkti ekologiškas kruopas savo. Tai va, kad taupyti ten, kur reikia taupyti, ar ne? Ir netaupyti ten, kur nereikia. Ir aišku, kitas dalykas, dar kas labai stipriai mus nuodija, tai stresas. Stresas, įtampos, pyktis, ar ne? Nes šitų visų negatyvių emocijų pasireiškimų metu
į organizmą išsiskiria kortizolis ar ne visokios nuodingos medžiagos, streso hormonai ir realiai organizmas pasinuodija, kraujas pasinuodija, limfa pasinuodija. Ir ar ne, mes ten galim važinėti visokias ayurvedos centrus, ten 2 savaitės valytis organizmą, bet jeigu aš nesugebu su savo emocijom susitvarkyti ir pradėti dylinti su šituo reikalu, tai bus ta nauda, jinai bus, bet jinai bus trumpalaikė. Ar ne? Tai čia tas saučia terminas, švaros terminas, dėl to jis toks platus, kad net emocijos mūsų turi būti švarios, turime ieškoti būdų, kaip savo padėti emociškai. Taip, ir kas dar yra jogo įdomu, ar ne, čia truputį su jogos filosofija, kadangi saučia surišta. Maistą mes jogui renkamės pagal 3 gūnas, tai yra 3 gūnos, tai yra 3 energijos, kurios, kaip sakoma, valdo šitą pasaulį ir kūrė šitą pasaulį. Mes visi gyvenam gūnose, tai yra satva gūna, radža ir tamaso gūna. Tai satvinė tai yra dorybės, tokia, kaip pasakyti, šviesos, tyrumo, sąmoningumo, tokio ar neskaistumo tūna. Radžas tai yra aistros tūna, šita gūna. Radžasas tai mes būna, jisai šiaip jo nereikia atsisakyti jogui, kai kurie galvo, kad reikia tik nueiti į satvą, bet radžaso jo šiek tiek reikia, nes jisai duoda tokio draivo, ir ne, galima sakyti taip, kad įjungia mūsų energiją veikti, daryti kažką, tai gyventi, ar ne, aistros tokios duoda, o mes ko turėtume atsisakyti, tai tamaso. Tamasas yra neišmanimo energija, ar ne, ir tas neišmanimas tai jisai pasireiškia per mūsų tingumą, abejingumą, apatiškumą, tą nešvarų gyvenimą, ar ne, ten tamasas gali būti, kad namai apdergti, nesutvarkyti, maistas galbūt labai prastas pasirinktas. Tai va, ir šitos 3 energijos, jos pasireiškia per žmogų, kad kiekvienas žmogus ar neturi savietas energijas, gali jų kiekiai sviruoti, ir tos 3 energijos irgi pasireiškia per maistą. Kas skaitot Bhagavad-gitą, tai ten irgi tos energijos šiaip gan aprašytos stipriai. Tai va, tai satva, ar ne, kad mes turime rinktis šiaip satvinį maistą. Susižiūrėti, kad tai būtų švarus, šviežias, lengvas maistas, gaunamas nenaudojant prievartos prieš kitas būtybės. Ajurveda, ar ne, yra vegetarinė. Ką irgi svarbu žinoti, kad turėtume tą tokį lankstumą mityboje, ar nežinau, ar ne tik mityboje, apskritai gyvenime, kad yra tas prievartos nenaudojimas prieš kitas gyvas būtybės, kad yra tautų, kurios tarsi turi naudoti, ar ne, šitos dalykus mėsą valgyti, kaip, pavyzdžiui, kažkokie kalnų kraštai, pavyzdžiui, Tibetas, ar ne, jie valgo mėsą ir pas juos yra viskas normaliai, kad jie valgo mėsą. Nes yra skirtingi kraštai, kur pas juos, pavyzdžiui, žiemą nėra visiškai jokių augalų, ar ne, ir tas kraštas buvo labai uždaras, dabar gal jie ten atsiveža kažko ir žiemą, bet apskritai, ar ne, pagal kultūrą galima truputį žiūrėti. Indija yra labai, jinai vegetarinė tokia šalis ir dėl to ten ta mityba, žiūriu, kažkas man piešia ant ekrano, esu turėjęs šitą, bet nežinau, ką daryti. Indija yra vegetarinė tokia šalis, dėl to pas juos labai tas akcentuojama ahimsa, neprievartos principas, vegetarinė mityba. Tai va, nenustebkit, kad kitur atsidurėt ir nereikia ten pradėti kažko tai kaltinti, kad čia kažkas tai blogai, jūs valgot mėsą, ar ne, tiesiog yra skirtingos kultūros, skirtingi tikėjimai ir čia yra tame tokių, kaip pasakyti, išimčių. Tai va, tai šitoj vietoje, ar ne, kad truputį patikslinti. Tai va, tai satvinis maistas, grįžtant prie satvinio, ar ne, tai yra švarus, tyras maistas, va tas, va, ar ne, organiškas, gali būti ten kruopos, daržovės šviežios. Prie satvinio maisto yra maistas pagamintas būtent tą dieną, nes ajurvedinė virtuvė gamina būtent tai dienai. Jie negamina, kad, pavyzdžiui, prisigaminsiu savaitę į priekį, ar ne, ar ten sriubą valgysiu pasigaminusi 3 dienas. Tai pas juos satvinis maistas, jisai gali būti netgi paaukotas, ar ne, kad aš, pavyzdžiui, pagaminu maistą ir paaukoju tą maistą savo dievui, ar ne, kokią ten jau turi dievas tą tikėjimo formą. Taip, o radžaso maistas, ar ne, tai kava, šokoladas, aštrus prieskoniai, česnakai, tai yra maistas, kuris mus stimuliuoja realiai.
Ir toliau ta masinis maistas tai va, yra būtent konservuotas, rafinuotas, ar ne, kai būna parduotuvėse, pusfabrikačių daug ten pridėta po šituo prekystaliu. Tai va ten yra šiaip ta masinis maistas, kad ir žinau, gal skambės negražiai, bet taip jau ir yra. Taip, svaigalai ar ne gali būti tabakas. Tai būtent šitas maistas slopina protą, sekina gyvybinę energiją, skatina tingumą, apatiškumą, bukumą, godumą. Tai va būtent maistas ar ne gali mumise aktyvuoti tam tikras savybės. Taip, pavyzdžiui, jeigu valgom daug radžasinio maisto, gali žmoguje atsirasti tokia įtampa, kaip pasakyti, ar ne, tarsi veikti, ką čia dar veikti, ką čia dar daryti. Čia man kažkaip tai neramu, kaip tu čia sėdi be darbo, ką tu čia dabar sėdi, medituoji, ai kažką tai veik, ar ne? Gali žmonės tie, kur daug radžaso turi, jie tokio karšto maus būdo ir jos būna net erzina, kad kažkas va vaikšto lėtai, kad kažkas augulinėja ant sofos, kad kažkas tai nežinau, va sėdi medituoja ir net tarsi jie nori nuolat veiksmo, provokacijos, tokios veikimo. Taip, tai šitie klausimai. Aha, dar Ignas sako, papildys apie riebalus. Aha, yra gerasis ir blogasis cholesterolis. Didelio tankio lipoproteinai yra gerieji, mažo tankio lipoproteinai blogieji. Dėl netinkamo šių lipoproteinų santykio kraujyje gali atsirasti aterosklerozės, infarktai, insultai, įvairios silpnaprotystės lygos. Aha, gerasis ir blogasis cholesterolis. Aha, yra čia kaip ir netgi šitie, galvoju dabar, riebalai ar ne riebalai, dar kažkokia medžiaga, baltymai. Yra gerieji baltymai ir blogieji baltymai, nes būna kartais mes su baltymais netgi galvom, va, reikia man reikia baltymų ir ten žmonės geria kokius nors papildus, kur yra stambi molekulė pačio baltymo ir nepasisavina organizmas iš tikrųjų. Aha, apie došas dar truputėlį kalbėsim. Bet labai geras Gintarės klausimas, kaip suderinti došą. Esu vata tipo ir ypač šaltų laikotarpiu labai norisi sušilti troškiniai, sriubos, bet tada miręs maistas. Ne, troškiniai, sriubos nėra miręs maistas. Būtų sriuba mirusi, jeigu tai trečia diena jau jūs tą pačią valgytumėte, bet šiaip troškiniai, ar ne, tai yra daržovių troškiniai, tai yra sriubos, tai realiai yra, kaip pasakyti, satvinis maistas gali būti labai puikiai, nes ta masinis maistas tai yra tas, va, pavyzdžiui, dėl ko aš tos pavyzdžius daviau, ar ne, ten su tais po prekystaliu, kas guli, jie dažniausiai riebaluose, prastuose, išvirti, neaišku, kiek ten tų produktų verda, ar ne, kas juos verda, su kokia energija verda. O jeigu jūs savo gaminatės namuose, ten sriubytės, troškinius, tai viskas yra gerai, tai yra satvinis maistas. Tai vatoms būtina gyventi žiemą su šitais dalykais, tai jūs labai gerai darot, kad šitos Gintarė dalykus vartojat. Taip, tai galėsime, dar truputėlį irgi prieiti prie šitų dalykų, ar ne? Prie došų. Taip, ir toliau satviniai produktai. Tai satviniai produktai dabar yra, čia irgi surašiau aš jums, ar ne, aš įkelsiu paskui mokymų platformą šitą mūsų paskaitą ir įkelsiu dar skaidrės, tai galėsite, jeigu dabar neturit kur užsirašyti, paskui nusirašyti. Aha, ar ne, tai yra riešutai, sėklos, aliejai. Aliejai čia tie gerieji, ar ne, ką kalbėjom, aliejų labai daug gerų mes turim, taigi galima apskritai net... Aš esu tikrai nekartą radus ūkininkų turgeliuose šviežiai spaustą aliejų. Ten jie patys atveža. Ta aliejų spaudimo mašina ten irgi kainuoja gal kokį 100 eurų. Jeigu labai mėgstat spausti savo aliejus, galit savo spaustis. Pavyzdžiui, netgi su aliejais, ar ne, truputėlį gal nuo maisto iš šono nukrypsiu. Bet jeigu, pavyzdžiui, nusiperkat tą šviežiai spaustą aliejų, ar ne, ar patys tam pasidarėt, kad mes labai gerai tuos vitaminus iš aliejaus galim sugerti per odą. Tai net yra vienas geriausių būdų pasisavinti, ar ne, tai pasidaryti kūno aliejavimą su tais šviežiais spaustais aliejais. Ir kaip moteris būna ten kartais ieško kažkokių stebuklingų kremų ir panašiai, ar ten oda sausėja, tai realiai turbūt odos niekas taip gerai nepamaitina, kaip va šitie, ar ne, šviežiai spausti aliejai ir tas kūno aliejavimas, ar ne, ten jį kaip daryti, tai
vėl čia atskira tema būtų, bet galit paieškoti internete, yra tikrai šita tema informacijos, bet ar ne, kaip galim išnaudoti ir šiaip tikrai galim mes šiais laikais gauti labai daug gerų kokybiškų aliejų. Taip, vaisiai ar ne, daržovės, pienas, sviestas. Tai dabar dėl pieno būna šitoj vietoj ayurveda, aš sakau, ayurveda iš pieno plaukusi. O čia kadangi jogo žinios, tai yra tas dalykas, kad ayurvedai labai labai daug pieno yra vartojama. Bet pati ayurveda apie pieną, ką sako, tai yra mėnulio gėrimas. Ir tas mėnulio gėrimas, jisai geriamas vakare. Ir šiaip ar ne, aišku, jeigu gerit pieną, tai būtinai pirkit ar ekologišką, ar tenai iš kažkokių tai ūkininkų, jeigu turit galimybę. Jeigu netoleruoja, tai praskipinkit šitą informaciją. Bet jeigu gerit pieną, tai jisai geriamas vakare nuo 7 vakaro iki 7 ryto, tai yra pieno laikas, ar ne, mėnulio laikas. Ir jisai geriamas tik tai šiltą, šalto pieno ayurvedai nevartoja. Ir, pavyzdžiui, pienas padeda ar neužmigti, sakoma, žmogui, tai jisai geriamas va taip vakare, galima netgi pusę stiklinės ar netgi trečdalis stiklinės, jeigu yra per daug. Ir tuomet į pienas irgi nėra taip, kad pašildau ir aš jį išgeriu. Yra dedama truputį medaus ir dedama prieskonių. Tai gali būti cinamonas, kardamonas, ciberžolė ar ne, kokie jums patinka. Ir tik tuo atveju yra pienas vartojamas. Taip, aišku, jie daug vartoja ir šviežio jogurto, panyro, sūrio ar ne, tai yra pieno produktai, bet jie vėl parauginti, tai nėra, kad aš nusiperku ir geriu šaltą pieną. Toliau sviestas, ar ne, ką aš jau minėjau. Taip, tai grūdai, kruopų mes tikrai turim didžiulius racionus, ankštinės kultūros, tai čia ar ne, lęšiai, avinžirniai, pupelės, gali būti saldikliai, tai yra šviežias medus, datulės, džiovinti vaisiai, prieskoniai įvairūs, prieskoniai kai kur nurodomi prie satviškų, kai kur prie radžasinių, bet šiaip apskritai aš visą laiką siūlau vartokit daug prieskonių, nes prieskoniai šiaip, pavyzdžiui, yra vaistas. Mes Tibeto medicinai mokomės ten daryti, pavyzdžiui, prieskonių nuovirus ar tenai kažkokius netgi papildus, kartais netgi vaistus gaminti iš prieskonių. Ar ne, tai yra prieskoniai, ar ne, kaip, pavyzdžiui, žalesis kardamonas, jisai stiprina inkstus, žalesis kardamonas, ne kardamonas, kažkuris užkrito dabar pavadinimas. Tiek daug pas mane pačią namuose, jau kad jau maišausi. Bet galvoju dabar kardamonas. Kaip tik čia viriausi sultinius. Prisiminsiu, pasakysiu. Bet prieskoniai yra naudojami kaip vaistai, tai va, tai ar ne? Ir, pavyzdžiui, taip pasižiūrės, kaip sako vegetarai, tai neturi ką valgyti, tai mes galim kiekvieną dieną pasirinkti įvairias kruopas, ar ne, tas kruopas pagardinti, kaip tik norim, ten jeigu ryte valgau avižinę košę, gali būtinai galbūt net su augaliniu pienu, su įvairiausiais prieskoniais, su džiovintais vaisiais, ten galit grikių pasidaiginti, ar ne, galim iš avinžirnių ten užtepėlės darytis, tai tas mūsų vegetariškas, ar ne, kaip pasakyti, satvinis maistas, jisai gali būti toks įvairus, toks skanus ir ten visokių daržovių galim daug valgyti, ar ne, kruopų daug pasirinkti, prieskonių daug ir viską, kaip pasakyti, taip maišyti, varijuoti tarpusavyje ir labai labai skaniai valgyti. Tai va, mes būna kartais įpratę prie to, kad tarsi, ką čia be tos mėsos valgyti, ar ne, ir iš tikrųjų yra labai labai daug nuostabių produktų ir organizmas daug lengviau suvirškina va tą vegetarinį maistą, jisai daug lengviau virškina, tas maistas daug lengviau pasišalina iš organizmo, neužsistovi tenai. Tai va, tai tas yra gerai. Žalesis karis, kalendra, bando mane patikslinti. Reiktų pasižiūrėti, ne kalendra, bet kalendra irgi fantastiškas prieskonis, ar ne? Žalesis karis, nesu girdėjusi žalio kario, paskui pasižiūrėsiu, kaip įdomu. Tai va, tai ar ne, kiek mes daug turim šiaip su prieskoniais, tikrai vartokit daug prieskonių, ar ne, kad galit nusipirkti šiaip, tai pasižiūrėkit irgi, kad pirkti kokybiškus prieskonius, nes prekybos centruose, aš ką esu atkreipusi dėmesį, jeigu taip didžiuosius imti prekybos centrus,
kad dažnai tie prieskoniai būna tokie jau, galima sakyti, sensteliai arba ten, pavyzdžiui, prekybos centruose moliūgų sėklos labai dažnai senos, būna praktiškai net ekologiškas, ten brangios, pasižiūri, senos sėklos, tokios nutamsėja. Aš kažkada, kaip su sėklom pradėjau jas pažinti, kažkada namuose spausdavau aliejus pati savo. Ir galvoju, aš suspausiu moliūgų sėklų aliejus, perku prekybos centre ekologiškas ir niekas nebėga ir sakau, skambinu ten tam, kur pirkau tą aliejus pastuvę, sakau, man sugedusią kažkokią pardavėt. Jisai sako, tu parodyk, su kuom spaudži, sako, čia tavo sena, ta, kaip pasakyti, medžiaga. Ir aš pradėjau ieškoti, kad tos sėklos netgi moliūgų būna jos tokios šviesiai, galima sakyti, žalios, tokios pribrinkusios, netgi skysčio dar savyje, o ne sudžiūvusios. Tai va, tai ar ne, jeigu perkam riešutus, tai pasižiūrėkite ekologiškus, pirkti yra tikrai Lietuvoje, kas prekiauja ekologiškais, prieskonių galima ekologiškų pirkti. Prieskonius geriausia yra pirkti, aš kur randu, kaip pasakyti, sveikų, tai prieskonių parduotuvėlėse galima nusipirkti, gal ar ne, gal jūs net į čatą pasidalinsit kažkokiu, tai kur perkate prieskonius. Aha, aš galėsiu paieškoti tos parduotuvėlės po paskaitos, nes turiu vieną tikrai labai fainą parduotuvėlę. Tik dabar senai nepirkau, nes jau ilgai užsipirkus ir pavadinimas nukrito kažkur tai giliai vidinius sluoksnius. Taip, ar ne? Tai va, tai turim pasižiūrėti, ką valgom, pavyzdžiui, vietoj cukraus, ar ne? Vietoj balto cukraus yra irgi tikrai labai daug nuostabių šiais laikais cukraus alternatyvų. Tai ten ir agavų sirupas ekologiškas, medus, ar ne? Medaus įkaitinti negalima. Jeigu ten kažkokį, nežinau, kažką tai kepat, ar ne, ir reikia jums įsidėti to saldiklio, kokosų cukrus, stevija, ar ne, daug tikrai tų saldiklių, daug turim. Taip, kardamonas, cinamonas, pankolis, cinamoną ar ne, galima irgi, pavyzdžiui, prekybos centruose, jisai būna, kur ne ekologiškas, jisai šiaip labai prastos kokybės ir netgi gali būti nuodingas. Tai geriausia yra pirkti cinamono lazdeles irgi ir jas su kavamalė tiesiog susimalti, pamatysit visai kitas skonis, negu kur ten pakelį prekybos centre nusipirkus. Tai va, kiek mes iš tikrųjų galim taip ar ne sveikai maitintis ir tų produktų tik reikia truputėlį paieškoti. Pradžioj gal atrodys apsikrovimas, bet paskui pamatysit, kaip fainai valgyti va tokius tuos realiai kokybiškus produktus ir kaip kūnas greitai pasimaitina ar ne nuo šitų produktų. Pavyzdžiui, ciberžolė geriausiai pirkti šviežiai tokią sumaltą ir neseniai atradau parduotuvėlę, man atrodo, vadinas gal Ievos namai, kad ten arbatų, prieskonių parduotuvėlė ir jie atsiveža šitas ciberžolės šaknis ir jas sumala ir pardavinėja. Tai va, tai ar ne, tokį tą patį šviežią prieskonį, nes su ciberžolė būna dažnai, kad irgi ją ten, pavyzdžiui, laiko, pavyzdžiui, 2-3 metus ar ne, ir paskui jinai pakliūna į prekybos centrą, jinai realiai ten jau, jinai turi tą spalvą, ar ne, galbūt dar to kvapo turi, bet jinai jau apnieka tas prieskonis ir negali mums duoti tos naudos. Tai va, tai aš pabandysiu dar paskui prisiminti tą parduotuvėlę, dar vieną prieskonių, kur perku prieskonius ir labai geros kokybės būna. Jeigu neprisiminsiu, naisiu iki virtuvės. Taip. Delona, va, Lina, ačiū tau, iš Delonos perku, taip, Delonui perku prieskonius, o Ievos namai, 7 Ievos namai, aha, čia komentarus rašo, tai ten tikrai tą ciberžolėje turi gerą. Tai va, galit pasidalinti, ar ne, ar gal kažkur į čatą šitą, ar kažkur ekologišką maistą perkat, ar kažkokių dar parduotuvėlių tokių gerų, žinot, aš tai nebijau reklamos, kur yra geri produktai, kaip tik reikia dalintis, ar ne, tai va, tai pasidalinkite, jeigu kažkas tai žinot. Taip, tai toliau, kas dar, ar ne, prie to organizmo valymo svarbu, ar ne, kad švarus apskritai organizmas, mūsų šiandien tema, švarus organizmas, tai kas prie jo svarbu, tai va, mytyba, ar ne, kad būtų maksimaliai vegetariška. Šiaip, pavyzdžiui, Tibeto medicinoje vėjo tipui, ar ne, tai nesiūloma visiškai atsisakyti mėsos, nors šiaip yra alternatyvų tikrai
bet jeigu jaučiat mėsos poreikį, mėsos užtektų tikrai kartą per savaitę ten gabaliuką suvalgyti, nes mėsa turi pamaitinti, mėsos saldus skonis gali pamaitinti mūsų kaulų čiulpus. Bet šiaip jeigu jaučiat, kad norisi vegetariškai maitintis kažkuriame etape, galit vegetariškai maitintis vėjo tipui ar ne, tas va, kad būna tos mėsos, kad kartais norisi, tai kaip sakau, vėl tai galit suvalgyti ar ne, galbūt ilgiau gyvensit ar ne nuo to gabaliuko, padėkoti tam gyvūnui, kurį ten valgot ar ne. Tai va, tai tų išeičių yra ar ne. Ir va prie tos kūno švaros, tai maksimaliai vegetarinė mityba. Ir toliau, kas dar yra labai svarbu, kvėpavimas. Tai yra vienas kvėpavimas kapalabhati. Ajurvedai tai yra valantis organizmą kvėpavimo pratimas, spindinti kaukolę dar vadinasi. Aš galėsiu jums įkelti, reikia nufilmuoti iš naujo, ten turiu seną įrašą, YouTube'ai padarysiu naują šitą kapalabhati kvėpavimą. Šiaip jį praktikuoti galite visą gyvenimą, nuolatos. Ryte atsikeliu, ar ne, ten virtuviai, aš būna darausi vandenį, ten su ciberžolė, ten porą stiklinių, viena su ciberžolė, kita su citrina būna. Ir darausi kapalabhati, kol ten šitą vandenį darausi. Prieš jogą irgi labai mėgstu pasidaryti kapalabhati. Tai yra intensyvus kvėpavimo pratimas, ar ne, kur mes prajudinam stipriai žarnyną. Akcentas yra ant iškvėpimo. Padarysiu įrašą, galėsite darytis nuolatos tą kvėpavimo pratimą. Ir vėl, ar ne, kad turi būti judinamas žarnynas. Realiai šitas kvėpavimo pratimas, jisai judina žarnyną. Taip, ar ne, kad mes pavalgom sveikai, pirmiausia, ar ne, kad atsikeliam ryte, ten galbūt išgeriam šilto vandens porą stiklinių, ten su kuo jums patinka, su citrina, ar ten su apelsinu, ar su prieskoniais pasirinktais. Pasidarom kvėpavimo pratimą ir tada jau galima, ar ne, eiti pusryčiauti. Šiaip neturėtų žmogus, jeigu taip žiūrėti pagal ajurvedos, ar ne, tuos principus, tai kad mes turėtume ryte išsituštinti. Ir tik tada eiti valgyti, net ajurveda rekomenduoja, kol nebuvo išsituštinimo, kad neiti valgyti, ar ne, nes organizmas dar nepašalino senų medžiagų ir vėl, ar ne, tai, kas ten likę organizme, nuodija mūsų kūną, neišeina tos, ar ne, nešvarios medžiagos. Tai va, tai turėtų būti taip. Jeigu neišeina išsituštinti, tai yra labai gerai darytis mankštą, tas būna padeda, nes apskritai mūsų organizmas, jisai turi judėti ir mes dažnai labai daug laiko prasėdim, ar ne, nes daugelio darbai yra sėdimoje pozicijoje prie kompiuterio, tai mes turim iš tikrųjų mankštintis ir ta mankšta, nebūtinai, kad jūs ten turit kažkaip alinančiai sportuoti, tai gali būti tiesiog ryte 15 minučių mankšta, ar ne, ar ten 20 minučių mankšta, ar ten jogos pratimai, ar ne, kad ir trumpesni, ilgesni, kaip jūs ten jau ten laiko turit. Kartais, kad ir 5 minutės jau yra geriau negu nieko, ar ne? Tai va, tai organizmo švarai labai labai svarbu yra judėjimas, pasivaikščiojimai grinam ore, judėjimas, kvėpavimo pratimai, ar ne? Nes jeigu mes norim švaraus organizmo, netgi kvėpavimai apskritai irgi valo organizmą, nes plaučiai irgi geba kaupti toksinus ir mes valydami plaučius irgi valom, ar ne, savo kūną, tai kvėpavimo pratimai nebūtinai net ir kapalabhati, kartais ir kiti kvėpavimai valo, ar ne. Ir apskritai, jeigu taip žiūrėti truputį iš plaučių perspektyvos, daugiau šnekam apie žarnyną, bet plaučiuose irgi gali kauptis labai daug toksinų, o mes gyvenam daugelis miestuose, ar ne, ir mes tiesiog tiek priprantam prie to nešvaraus oro, kad jisai tampa norma, ar ne, kaip ir maitintis nesveikai tampa norma, tie produktai nešvarūs tampa norma, taip ir tas užterštas oras tampa norma. Pavyzdžiui, pabuvus ilgiau miške, kad ir kokią savaitę atvažiavus į miestą, realiai sunku kvėpuoti iš tikrųjų. Ir aš pati taip gyvenu, aš pusę laiko gyvenu vienkiemy miške, pusę laiko mieste ir atvažiavus į miestą, aš galvoju, o Dieve mano, kur aš papuoliau, bet paskui žiūriu kokias 3 dienas ir organizmas pripranta, bet jau grįžus į mišką, tai tikrai einu pasivaikščioti ir nuolat su kapalabhati ar ten su kitais kvėpavimo pratimais, kad vėl tarsi atšviežinti organizmą po miesto. Tai va, tai kuo daugiau laiko praleiskit miške, kai tik turit progą, bėkite į mišką, ar ne, laukiniais pabūti.
Taip, ir judesio svarba, ar ne, kad būtinai mankštinkitės, ar tai jogą darysit, ar ne, ar kažkokias, ar kalanetika, ar aerobika, kas jau jums ten patinka. Aišku, jogai sakytų, kad joga yra geriausia. Šiaip su joga dėl ko, ar ne, yra gerai, kad jinai daug dirba iš tikrųjų su žmogaus psichoemociniu pagrindu ir daug stabilumo duoda, sukoncentravimo. Būna galbūt sporto rūšis, kai kurios tiek to neduoda. Taip, ir kas dar, ar ne, prie organizmą valančių, čia rinkau jums organizmą valančias priemonės. Aišku, yra, kaip sakiau, yra tikrai daugiau, bet čia tokį pagrindą sudėjau, kas tikrai gali padėti. Tai yra trifala, tai pirmiausia, tai yra 3 stebuklingi augalai, ajurvedai vadinami. Ir galima gerti trifalą, jinai šiaip ir nuo parazitų labai padeda ir valo organizmą. Dėl vartojimo kiekio reikia paskaityti, būnant pakelio parašyta. Toliau, kas yra nuostabus dalykas, tai yra geriamasis molis. Galima, aš tai molį pati labai dažnai geriu, kad pageriu ten apie kokias 3 savaitės, pasidarau pertrauką, vėl paskui geriu. Tai molis iš tikrųjų padeda labai stipriai valyti žarnyną. Yra geriamasis molis, tai nežinau, ar ten tiktų molis ar ne kažkoks tai kitas, bet yra būtent geriamasis molis ir galima gerti, yra jo kapsulėm, yra milteliais. Toliau irgi nuostabiai žarnyną valo balkšvųjų gysločių lobelės. Aš, kai darausi badavimus, tai nuolat geriu sultinius, ypač jeigu vasarą darausi badavimus, tai neverdu sultinių, tada būna labiau sulčiavimai, tokie sulčių, ten vaistažolių. O žiemą, jeigu darausi badavimus, tai geriu, pavyzdžiui, kokias 3 dienas sultinius, išsiverdu daržovių sultinio su labai daug įvairių prieskonių, ten su gvazdikėliais, imbieru, kokio dar ten dedu, kardamono, pankolių įsidedu, tai va, ar ne, toks prieskonis savotiškai nuoviras, truputėlį daržovių ir kadangi vata tipas, ar ne, jie greičiau šąla, tai ir kad tolkio didelio neatsirastų, kad organizmas nestresuotų, galima dėti balkšvųjų gysločių lobelių. Ir jos, ar ne, suteikia, kaip pasakyti, skrandžiui tokio svorio, kad mes taip tuomet nejaučiam tolkio stipraus. Ir kitas dalykas, jos fantastiškai valo žarnyną, ar ne, jos vadinama tarsi, kad iššluoja žarnyną. Tai va, ir, pavyzdžiui, kokias 3 dienas, ar ne, galite pasidaryti tokį pabadavimą ir gerti, ar ne, įsidėti ten vis į savo, ar tai sultinius, ar net arbatas, įsidėti balkšvųjų gysločių lobelių. Taip toliau juodasis riešutas, jisai yra antiparazitinis, tai antiparazitinių apskritai va tokių, va, ar ne, trifala irgi prie antiparazitinių eina, yra labai gerai pagerti kartas nuo karto, nes tikrai tų parazitų mes galim prisigaudyti, ypatingai kas gyvūnų namuose turit ar ne, ar ten vaikai būna kartais irgi prisigaudo kažkur tai mokyklose, darželiuose. Tai va, tai ar ne, kad valyti tą organizmą. Taip toliau, kas dar padedančios va priemonės ar ne, valyti organizmą, tai šiltas vanduo. Vandens apskritai šalto negalima gerti. Jokių, kaip sakau, ten vandens ar ne, šalto iš krano, ten kaip būna žmonės šaldytuvę laiko vandenį, tai negerai, vanduo turi būti visą laiką šiltas, nes mūsų žarnyno apačioje yra gleivės ir mes jeigu geriam šaltą vandenį, tai yra virškinimo gleivės, mes pradedam išderinti savo virškinimo sistemą. Tai va, tai vanduo turi būti šiltas, ar ne, žmonės sako neskanu, neskanu, paskui pripranta skonio receptoriai, mums kava kažkada buvo neskanu, ar ne, žmonės alkoholį geria, kažkada, aš manau, pirmą kartą atsigėrus tikrai buvo šlykštu. Tai va, tai čia dar maža smulkmena, ar ne? Tai va, tai šiltą vandenį, ar ne, gerti, galit su prieskoniais tą vandenį gerti, prieskonių galima dėti įvairių, ar ne? Tai gali būti ciberžolė, va, pavyzdžiui, ryte ciberžolę reikia gerti su juodaisiais pipirais. Tada juodieji pipirai pastiprina ciberžolės poveikį. Tai gali būti, ar ne, kad ir cinamonas, ar ne, galima jo į vandenį įsidėti, kokie jau jums patinka tie prieskoniai.
E, Galima irgi tą šiltą vandenį gerti su trupučiu medaus, galima su citrina gerti, ar ne? A, Galima, ar ne, įsidėti irgi, ko aš čia galvoju, ar kažkokį kaip ir gali būti tokia net, tas šiltas vanduo gali būti, kad ir arbata, bet, pavyzdžiui, ir ne, ten ryte gal nesinori tos tokios sunkios arbatos, bet truputėlį arbatos įpildė į šiltą vandenį ar ne ir išgerti. Taip, tai kas dar padeda valyti organizmą, tai sulčiavimai apskritai. Aš tai visą laiką labai rekomenduoju sulčiavimus, kartais, pavyzdžiui, kokių 3 dienų sulčiavimą pasidaryti, nes mes turim prasivalyti organizmą, ypač jeigu norim lankyti jogą, ar ne, ir ten daro žmonės kvėpamo pratimus. Ir jeigu mes darom kvėpamo pratimus ir yra užsikimšusi mūsų nosis, tai sakau, realiai jokios vertės praktiškai iš tų kvėpamo pratimų. Pirmiausia, reikia išsivalyti nosį. Ir nosis, jinai dažnai būna, kad pasikimšusi, negaliu kvėpuoti per abi šnerves. Aha, šiandien dabar badavau kelias dienas ir dabar žiūriu, pavalgiau ir nosis jau pradėjo iš karto kimštis, kažką netaip suvalgiau. Tai nosis turi būti laisva, realiai deguonis, oras ar ne, turi laisvai tekėti per nosį. Ir čia kas padeda, va būtent tie sulčiavimai padeda, iš tikrųjų kokias 3 dienas pasulčiavus jau pradeda atsidaryti nosis, net kartais ar ne vienos dienos neužtenka, kaip yra ekadašiai šitos dienos, ar ne, kuomet rekomenduojama nevartoti maisto, o tik tai visą dieną ar ne badauti ir ten galbūt gerti vaistažolės. Ir šiaip tai aš pastebėjau bent iš savęs, aš tikrai sveikai maitinuosi ir prisižiūriu tą maistą, kaip sakau, būna tikrai kartais ar ne ir pyragėlis kažkoks čia nieko tokio, bet iš esmės labai prisižiūriu maistą, bet vis tiek jisai gan greitai gleivėjasi, kemšasi. Ir ta nosis labai greitai kemšasi, vos kažką netaip suvalgius ar truputį saldžiau kažkokio maisto ir jau pradeda kimštis. Tai va, tai nosis turi būti laisva ir dažnai va tos vienos dienos realiai net neužtenka. Tai va, tai galit, kad ir 2 dienas pasidaryti tą ar nepabadavimą, žmonės sako, jau ten 1 dieną nevalgius darosi silpna, tai čia iš tikrųjų silpna dažnai darosi, nes yra labai didelis prisirišimas prie maisto. Mes priaugę, galima sakyti, prie maisto, ar ne, ir žmonės sako, aš ten nepavalgiau ir būnu piktas. Šiaip, aišku, pas ką daug ugnies, tai tikrai tas gali pasireikšti, nes žmogus labai greitai suvirškina maistą, bet šiaip dažnai būna psichologiniai momentai, ar ne? Tai va, tai sulčiavimai, ar ne, kad galite pasidaryti ten 2-3 dienų sulčiavimą. Salierų sultis labai labai nuostabiai valo organizmą. Salierai apskritai turi tiek daug naudingų savybių, ten jeigu turim galimybę kažkur nusipirkti ekologiškų salierų ar ten tų net saliero lapelius nusiskabyti ir ten arbatą iš jų darytis, tai labai labai padeda organizmui. Tai va, tai salierų sultis rekomenduoju gerti. Galima, pavyzdžiui, salierą su citrina maišytis, jeigu jums ne per stiprus tokie skoniai, ar ne, ar ten granatų sultis gerti. Kokios čia dar, net ir kopūstų sultis galima darytis. Tai sulčių yra tikrai labai labai didelė įvairovė ir gerne galima, kad ir kiekvieną rytą ten išgerti kitokių sulčių stiklinę. Arba galima, kad ir, pavyzdžiui, tą salierą pagerti kokią savaitę laiko, paskui pasidaryti pertrauką kelias dienas ar ne ir vėl pagerti. Tai va, tai sulčiavimą, ar ne, kad tas šviežiai spaustas sultis tikrai rekomenduoju nuolat gerti. Labai geras dalykas. Ir toliau irgi, kas padeda organizmą valytis, tai yra vaistažolės, kad gerti ne ten kavą ištisai, ar ne, yra kavos pakaitalų irgi dabar tiek daug ir tokių gerų, ar ne, ir ten ir morkų kava, ir ąžuolo gilių kava, ir cikorijų kava. Tai tikrai labai labai daug nuostabių dalykų turim. Tai va, pradžiai, jeigu sunku iš to išeiti po truputį, ar ne, ten miksuoti ir savo palengva išeiti. Ir toliau vaistažolių arbatos, ar ne, mes turim Lietuvoje, mes esam palaiminti tikrai su vaistažolėm. Turim, kaip sakau, išeinam pavasarį ar ne į lauką
ten kažkur tai gamtoje būnam ir visa farmacija po mūsų kojomis, ar ne, ir būname kartais tiek ten su tais vaistais gydomės, kur, man atrodo, užtektų pasibaigti žolelių kursus, kokius vienus kitus ir turėti kažkokių žinių, ar ne, kas kam padeda, kas kvėpavimo sistemai padeda, kas padeda virškinimo sistemai ir mes tiek sutaupytume pinigų, nueinam, prisirenkam ar ne tų žolelių, turim visiems metams, bet mes pamiršę gal šiek tiek tokius dalykus, nes geriau nusipirkti gal kažkokį kursą žolelių, investuoti ten, nežinau, 100-200 eurų ir jūs turėsit žinias visam gyvenimui ir visai šeimai, bet paskui mes būna, tų žinių neturim ir ant vaistų daug daugiau išleidžiam, ar ne? Tai va, tai vaistažolė arbatos, pavyzdžiui, gaurometis, ar ne, yra vaistažolė nuostabi, jinai turi 250 veikliųjų medžiagų. Tai, pavyzdžiui, geriant gaurometį, fermentuotas ypatingai gerai, mes tiek daug visokių medžiagų gaunam ir tuo pačiu švarų labai dalyką dedam į save, ar ne? Tai galima nuolat gaurometį, net rekomenduojama nuolat gerti. Kas čia dar prie žarnyno eina valymo, labai gerai ajeras, ar ne? Ajeras labai gerai virškinimo sistemai, margainis, kepenis labai valo, margainio sėklas yra, ar ne? Margainio aliejus irgi galima tikrai pagerti, net ir va tie aliejai, kiek mes daug jų Lietuvoje tokių gydančių turim. Taip toliau, kas dar prie žarnyno švaraus, pavyzdžiui, žarnynų irgi, jeigu jautrus yra skrandis, žarnynas, tai ramunėlės labai padeda. Kas čia dar? Linų arbata. Tai va, ar ne, kiek mes daug turim, galite vis tai pagerti kažkokiu, kad ir ramunėlių, ar ten melisų, raudonėlių, ar ne, vaistažolių tikrai parduotuvėse galima, ne tik, kad ir vaistažolių parduotuvėse, ar ne, ir ekologiškų nusipirkti ir galima pasižiūrėti, nebūtinai net pagal virškinimo sistemą, ar ne, gal jūs turite kažkokių ten, nežinau, skydliaukės kažkokių sutrikimų ir ten avižos pagerti, ar ne, tai tų vaistažolių yra daug, ką galima tikrai savo pritaikyti ir pasitarti, ar tai su homeopatais, ar su žolininkais, ar ne, į šitą temą. Tai va, bet būtent jeigu apie virškinimo sistemą, tai labai tinka tikrai gaurometis, melisa labai tinka, ramunėlės tinka, ajeras tinka, ar ne, ajero šaknis. Tai va, tai tikrai daug nuostabių dalykų. Užmesiu akį. Aha, taip, vanduo dabar geriausia yra gerti, klausimą apie vandenį, ar ne? Tai vandenį gerti truputėlį pašildytą, šiaip jau gerai yra kambario temperatūros, bet tik ne iš šaldytuvo, ar ne? Tai jau kambario temperatūros yra gerai, bet aš šiaip tai dažniausiai, va kaip turiu stiklinę vandens, ar ne, kaip pavyzdys, tai piluosiu pusę stiklinės vandens karšto ir pusę šalto ir geriu tokį vandenį. Tai va, kad truputėlį pašildytas, ar ne, nes skrandyje yra ugnis, agnė, ar ne, agnė. Ir mes turim skrandį šildyti, ar ne, ypatingai tie, kas turi mažiau tos virškinimo ugnies, tai tiems yra ypatingai svarbu šildyti skrandę. Tai va, tai šiltas vanduo, ar ne? Kaip teisingai pašildyti, ar tinkamai virintas ir atvesintas, tai galite Lietuvoje iš krano geras vanduo, galite pusę ten iš arbatinuko, ar ne, kad šiltas būtų pusė iš krano gerti to vandens. Taip, dar truputėlį, ar ne, čia galvoju toliau, aš neįdėjau. Tai šitas truputėlį dėl došo, ar ne, kad dėl tokių dalykų, nes žiūrėjau, kad prie programos buvau parašius, bet į skaidrės neįdėjau. Tai yra 3 pagrindinės došos, ar ne, aš esu pas save svetainiai paskaitai kėlus ten išsamesnė ir su testu, jeigu nežinot, nusistatyti. Bet apskritai yra 3 pagrindinės došos. Tai yra tie žmogaus tipai, ar ne? Tai yra vėjo tipas, ugnies tipas ir žemės tipas. Ir dabar, jeigu vėjo tipas, ar ne, valotės organizmą, vėjo tipas tai būna, kur liekni žmonės, plaukai tokie pasišiaušia labiau, ar ne, lieknesnės kūno konstitucijos.
Tai šitam tipui labai svarbu, ar ne, jeigu badaujam, tai kad šildyti organizmą, nes šitas tipas neišlaiko savyje šilumos. Jisai, ar ne, gauna energijos, praranda energiją, gauna energijos, praranda energijos. Dėl to jam būna iš tikrųjų net sunkiau tuos badavimus darytis, nes jisai gali tikrai tą resurso nutekėjimą didesnį pajausti. Tai šitam tipui dėl to ypatingai yra svarbu, va tie, kai badaujam, ar ne, tai netgi žiemą ne tiek, kad sulčiavimą darytis, bet net geriau yra sultinius gerti, ar ne, va įsivirti daržovių sultinio, visai dienai aš būna prisivertų daržovių sultinio ir tada ten tai su lobelėm, tai be lobelių ir geriu tą sultinį dar vaistažolių arbatos, ar ne, ten molio išgeriu. Ir dar kažkokius tai būna papildus, ten juodojo riešuto kaip pavyzdys, ar ne, kad taip organizmas taip stipriai prasišluotų. Tai va, tai jeigu esate ugnies tipas, tai ugnies tipas jisai turi savyje daug karščio, ar ne? Ugnies tipas tai yra tokio atletiško sudėjimo žmonės, kuriems nuolat karšta, ar ne? Ir jie tokio, kaip pasakyti, tos ugnies gyvenime apskritai daugiau turi ten judėti, veikti, ar ne? Galbūt sportuoja daug tie žmonės. Vėjo tipai tiek daug nesportuoja, nes jie tiesiog neturi energijos. Jie dažniau nori pagulinėti ant lovos. Tai va, kad atsistatytų resursas. O ugnies tipas jie nuolat tokiam tonuse, ar ne? Ir šitam tipui šiaip visai tinka tie, kad ir sulčiavimai žiemos metu, ar ne, kad ir, pavyzdžiui, tas 3 dienų sulčiavimas, jų neturėtų labai atšaldyti, ar ne? Tai va, tai gali tie žmonės tikrai 3 dienas gerti sultis, ten galbūt vaistažolė arbatos, jeigu norisi ir to sultinio išsivirti, jisai visiems tipams puikiai tinka. Tai va, ar ne, galima tokį pasidaryti. Toliau yra žemės tipas. Žemės tipas jisai savyje saugo energiją. Tai būna labai ištvermingi žmonės, dažnai sėslesni, ramesnės natūros, ar ne, nes jiems pas juos dominuojantis elementas yra žemė. Žemė jinai neskuba niekur, ar ne, jinai savo stabiliai visur. Tai šitam tipui jisai irgi yra prie šaltos kūno konstitucijos, kaip ir vėjas, yra prie šaltų tipų. Jam irgi yra geriau netgi darytis tuos badavimus su vaistažolėm, su sultiniais ir taip padėti tam organizmą atgaivinti. Taip toliau, kiek sulčių išgeriate per badavimą. Aš, jeigu darausi sulčiavimą, tai 3 stiklinės sulčių, tokias, čia mažesnė mano stiklinė, tokias turiu dar didesnę truputėlį, tai tokias 3 stiklinės išgeriau ir tarpuose dar vaistažolio arbatos ar tiesiog vandens. Žiemą, va, kaip darausi tuos badavimus tokius, tai labiau su sultiniais, bet vis tiek vieną kartą per dieną geriu sultis, nes šiaip labai mėgstu šviežiai spaustas sultis, tai tiesiog jau yra įprotis ryte kiekvieną rytą išgerti šviežiai spaustų sulčių. Taip, toliau, ar svarbu metų laikas organizmo valymo, ar galima valyti organizmą žiemos metu? Tai va, žiemos metu ar neturi būti atidumas, vėl, kad jeigu šalta darosi, tada einu prie sultinių. Šiaip žiemos metu, jeigu darytis ilgą badavimą, ten, pavyzdžiui, 10 dienų, tai jau gal geriau palaukti vasaros, pavasario, ar ne, ir bus daug lengviau. O žiemą tokių va, pasidaryti galbūt dažniau, bet trumpesnių. Pavyzdžiui, aš galvoju, aš net vasarą dariausi badavimą apie 10 dienų, ar tai savaitę, ar 10 dienų, dabar neatsiminsiu, bet jau man net į pabaigą šito badavimo, net vasarą man jau buvo šalta. Tai tada dar taip gerai susiplanavau, kad badavimas buvo ir paskutinę tą badavimo dieną aš jau atsidūriau pirtyje ir jau ten atšildė mane ir dar padėjo galutinai tą užbaigimą padaryti badavimo taip labai stipriai. Taip, tai gerai. Toliau, kas dar iš tų valančių organizmą ar ne, tai mes kaip prasivalom žarnyną, šiaip patos ar ne, tokios šitie dalykai, ką mes čia apkalbėjom, tai jie labai gerai pravalo žarnyną, kvėpavimo pratimai, judesys ar ne, daug skysčių, pasirinkimas ten ar molio, ar trifalos gerimas, ar juodojo riešuto, yra netgi būna kai kurios įmonės Lietuvoje, ar ne įmonės, kaip čia pavadinti, netgi siūlo ten tas detoks programas, ar ne, galima pasižiūrėti. Tai va, ar ne, mes čia prasivalom žarnyną ir paskui mes, kai prasivalom žarnyną, yra labai gerai prasivalyti limfą, nes limfa tai yra, ar ne, tie skysčiai, kurie irgi teka per visą mūsų organizmą ir limfa irgi turėtų būti švari.
Ir limfai apskritai, kad jinai gerai funkcionuotų, tai labai svarbu, vėl prie ko mes grįžtam, net prie to pačio. Tai yra kvėpavimo pratimai, tai yra Tai yra šitas judėjimas, ar ne, netgi yra labai gerai, jeigu, pavyzdžiui, mėgstu jogą darytis, netgi rekomenduojama, kad limfa taip aktyviau veiktų, net galbūt išeiti ten prasibėgti, kad suprakaituočiau, ar ne, kad taip, arba ten jogą pasidaryti kartais tokią stiprią, kad prakaitas išmuštų, ar ne, kad užjudinti tuos organizmo skysčius. Tai va, tai limfa apskritai irgi nuodėsi nuo žarnyno, ar ne, jeigu žarnynas apnuodytas, ten užkištas visokiais negerais dalykais, tai ir limfa pradeda nuodytis. Ir aišku, tas limfos ar net ir žarnyno nešvarumai būna labai ant odos pasimato, ar ne, tai gali, aišku, tas žarnyno užterštumas, jisai gali pasireikšti ir kaip tingumas, apatiškumas, nenoras veikti, galvos skausmai, ar ne. Ir aišku, ten oda gali būti, kaip pasakyti, nusėta nešvarumais, ar ne. Ir paskui tie patys realiai dalykai pasireiškia irgi, jeigu limfa yra nešvari ir nuodėsi, ar ne, ir mūsų kraujas tuomet, ir vidaus organų veikla tikrai suprastėja, jeigu neprisižiūrim net ir žarnyno ir limfos. Tai va, tai limfa labai padeda valyti debesylo arbata, imbieras, cinamonas, ar ne, mes cinamoną galim taigi maistą dėtis nuolatos, ar ne, į košės imbiero arbatą darytis, ypač žiemą labai labai yra gerai imbiero arbata. Paskui yra dar toksai derinys, kuris labai stipriai padeda valyti tiek limfą, tiek kraują. Tai galit lygiomis dalimis susitarkuoti česnako, imbiero, citrinos ir įsidėti medaus. Ir pasidaro tokia košelė. Aš pasidarau, būna tos košelės maždaug kokiom 5-7 dienom, jinai negenda, ar ne, nes ir visos tos, kaip pasakyti, priemonės tokios konservuojančios, ar ne? Ir per dieną 2 šaukštelius suvalgyti šitos tyrelės irgi labai yra labai, labai gerai. Tik tada reikėtų jau, kai būnam namuose daugiau, ar ne, nes česnakas tą savo kvapą duoda. Tai va, tai šita tokia, kaip pasakyti, košelė, ar ne, jinai yra kaip vaistas, galima sakyti taip, ypač jeigu jūsų organizmas pravalytas, labai lengvai tuos tokius vaistus, natūralius vaistus, ar ne, sugersite save, nes būna kartai žmonės ten vartoja tai žiedų esencijas, tai mineralų mes esencijas būna vartojam, ar ne, ir žiedų esencijas, ar kažkokios pasirenka tikrai tokias subtilės gydymo formas ir sako neveikia. Tai labai dažnais atvejais neveikia dėl to, kad žarnynas yra užsiteršęs, tarsi ar ne, negalim net tų subtilių substancijų sugerti save dėl nešvaraus žarnyno. Tai va, tai galima limfos ar ne, tam valymui, tokiam palaikymui šituos dalykus naudoti. Toliau limfa labai labai nuostabiai valo pirtis. Lietuviai apskritai turėdavo tą pirčių tradiciją be galo stiprią, kad ar ne, kiekviena šeima dar čia, ar ne, kaip būdavo, kai gyvenavo žmonės labiau kaimuose, toje kultūroje gal čia prieš kokį 50-70 metų, kad praktiškai visos sodybos turėdavo pirtelę, nes daug dalykų vykdavo pirtyje, ar ne, ir sakralūs ritualai, ir to pačiu, kad visa šeima kartą per savaitę prausdavosi pirtyje, jau nekalbant apie tos sakralius, ar ne, visokius dalykus. Tai va, tai pirtis iš tikrųjų labai labai stipriai išvalo organizmą, ar ne, mes pirtie galim ir čia nekalbu apie tą pirtį, kur žmonės alų geria, o apie tą tikrą pirtį, kai mes einam su vaistažolių arbatomis, ar ne, su kūno šveitimais, ar ne, ir tų šveitimų yra pačių vairiausių, su vantomis. Tai bent mano tai pirtis yra, nežinau, čia turbūt paskutinių 2 metų atradimas, labai labai nuostabiai veikia, labai stipriai išvalo, labai atgaivina, restartuoja. Tai va, tai tikrai rekomenduoju į pirtis nuolat eiti ir va taip, ar ne, nusišveisti kūną su druska, su vantom išsivanuoti. Vantos, net kiekviena vanta turi skirtingą gydantį poveikį. Žolelės naudojamos pirtise irgi turi skirtingus poveikius, ne tik fiziniam kūnui, bet ir energetiniam, ar ne? Jeigu ten trūksta moteriškos energijos, tai moteris eina su liepos vantomis, ar ne? Jeigu trūksta vyriškos energijos, tai ąžuolų vantos. Jeigu, kaip pavyzdys, noriu tokio
jaučiuosi galbūt energetiškai labai nešvari arba galbūt jaučiu, kad apsaugų kažkokiu trūksta, tai žmonės pelyno vantas darosi. Tai va, tai ten vyksta ne tik tokie, kad aš apsivaliau, va čia mano limfa išsivalė organizmas ar ne, bet iš tikrųjų ten vyksta daug tokių, kaip pasakyti, rimtų procesų. Ir kas dar labai valo limfą irgi gerai ir šiaip labai labai stipriai atpalaiduoja, tai vonė su druska, tai kai gulamės į vonę, reikėtų įsipilti porą kilogramų druskos. Tai va, tai tokie dalykai, ar ne? Dar užmesiu akį jūsų komentarus, kas čia pas mus parašyta. Taip, taip, taip. Kiek laiko rekomenduojate gulėti vonioje su druska? Kiek patinka? Vieni mėgsta trumpai, kiti ilgai. Aš mėgstu ilgiau pagulėti, aš sakysiu, gulėkite ilgiau. Nėra gal to tokio laiko, šį 15-20 minučių, manau, tas optimalus laikas. Yra, va, dalinasi Aldona, kad yra juodasis česnakas, kuris neduoda kvapo. Matot, kokių yra gerų dalykų, aš net nežinau, kad yra juodasis česnakas, kurios pirtis geriausiai veikia. Geriausiai veikia tos pirtis, kuriuose jūs būnat sąmoningi, ar ne, kad pasidaro tos užėjimus ten, kiek jų reikia, tarpuose geriat žolelių arbatas, kurios irgi dar skatina prakaitavimą, ar tiesiog kaip ramunėlės kokios, ar net palaiduojančios. Tai va, tai tiesiog, ar ne, kad nebūtų ten kažkokio alkoholizmo pirtise ir tiek. Tai va, tai tos pirtis, kurios, kaip pasakyti, prižiūrėtos yra pirtininkų, dabar irgi Lietuvoje daug nuostabių, tai galit pasižiūrėti ir Lietuvoje vyksta tikrai daug gražių pirčių. Taip, kur rasti jūsų puslapyje apie došų nusistatymą yra savęs pažinimas seminaras, tai va ten savęs pažinimo seminaras pagal Ajurvedą ir Tibeto mediciną, ten tikrai daug medžiagos esu pridėjusi apie kiekvieną konstituciją. Kokią druską naudojate? Aš naudoju arba tokią visiškai paprastą druską, kur būna pigiausia, kad geriausia yra kuo mažiau išvalyta druska, tuo geriau. Nes tos druskos, kur ar nebūna viskas iš jų išgryninta, tai jos duoda tik surumą, bet šiaip druskos turi labai daug mineralų. Tai ieškokiu tų druskų, kaip sakau, pačių pigiausių, ar ne, tos gabalais tokios nevalytos, jų dabar šiaip labai sunku rasti, bet šiaip pačios geriausios druskos. Tai aš jeigu randu, tai šitą perku druską, dar būna paskui šitą perku Himalajų druską irgi, kur tokia kuo mažiau išvalyta. Ir va dar Ernesta dalinasi, ar tinka Epson druska. Taip, labai tinka. Irgi Epson druska turi labai tą stiprų atpalaiduojantį poveikį. Nėra garso. Kaip kitiems? Yra. Gerai, tai Raimondai, pas Raimondą nėra garso tada. Gerai, tai va. Ir dabar dėl to, ar ne, tokio organizmo prasivalymo, tai tokie kertiniai žingsniai, ką turit susižiūrėti, ar ne, tai kad apskritai savo šaldytuvą drąsiai prapurtikite. Aš žinau, kad reikės eiti per prisirišimus, kaip čia atsikratyti ten tų padažiukų, majonezų, ten visokių ir panašiai. Pasižiūrėkit, kaip aš galiu asketiškiau valgyti, ar ne, truputėlį, galbūt, pavyzdžiui, vietoj ten majonezo kažkokio, gal nusipirkti tą kokią alyvuogių aliejų gerą, ar ne, vietoj vėl ten kažkokio padažo, gal pasigaminti naminį padažą kokį, ar ne. Būna žmonės šiais laikais tingi į tą gamybą truputį laiko investuoti, bet galim pasidaryti labai daug gerų dalykų patys ir sveikų, ir skanių, ar ne, ar gal nusipirkti tam, pavyzdžiui, kokio anakardžių sūrio, ar ne, ar tam pasidaryti anakardžių grietinėlę. Jeigu ten, pavyzdžiui, organizmas netoleruoja arba apsitaršęs jau nuo tų pieno produktų, kad per daug jų vartoju, ar ne. Tai tų alternatyvų tikrai tiek daug nuostabių, tai va, ar ne, turi savo šaldytuvą, prasikraustyti, išmesti visus prastus produktus, pasižiūrėkit, kad būtų kuo labiau ekologiški. Kai perkat maistą, apskritai skaitykit etiketės, kiek ten būna prirašyta, iš tikrųjų kartais kaip sunku rasti, aš labai mėgstu alyvuogės ir nueinu į prekybos centre, jeigu šį parduotuvėlį ten kažkokioje nenusipirkau, noriu alyvuogių ir praktiškai ten kokias tik vienas atrandu tarp galybės lentynų, kur nebūtų E621 įdėta, ar ne.
Tai turim žinoti, kad E621 tai yra maisto stipriklis, kuris iškraipo jūsų skonį ir jums paskui valgot va tą morką, valgom agurką ir neskanu, nebejaučiu skonio, ar ne, dėl va šitų maisto stipriklio. Tai pasižiūrėti realiai etiketės, kokį maistą perkam ar ne, pasižiūrėti, kad būtų kruopų ar ne, nusipirkti, pavyzdžiui, kaip sako, ką ten vegetariškai valgyti, turėkit, nežinau, 5 rūšių kruopas, jūs kiekvieną dieną galėsit skirtingas kruopas pasirinkti, ten nusipirkti kokio tofu sūrio ar ne. Daržovių įvairių užkepėlių pasidaryti ar ne, ar ten pasigarinti daržovės. Tai iš tikrųjų tas racionas yra toks didelis, moliūgus ten pasikepti, burokėlius pasikepti. Tik reikia truputėlį va taip pavarijuoti, mes būna kaip užstrigęs tas mąstymas, kad kepsnys ir bulvės ar ne. Tai, o iš tikrųjų lentynose daug gerų produktų. Tai var ne šitą susižiūrėti, paskui, kad nevalgyti jokio seno maisto, stenkitės gaminti apskritai maistą patys, ar ne, kuo mažiau kavinėse valgyti, turėti maisto dėžutę, kur įsidedat galbūt net į darbą maisto, kad nereiktų eiti ir valgyti kažkokios tai picos, ar ne, o įsidėtumėt galbūt ant grikių su burokėliais ir avokado, ar ne. Tai va, tai pasižiūrėti, ar ne, visokių va tokių va dalykų, kad tas maistas būtų šviežias, kad jisai būtų šiltas žiemos sezonu, visiems turi būti šiltas maistas, žaliavalgystė apskritai, ar ne, tai ajurvedai ir Tibeto medicinoje žaliavalgystė tai yra gydymo forma, ar ne, kad ir jinai yra taikoma vasarą, aišku, ugnies tipui pitai, ar ne, tinka žaliavalgystė galbūt vasarą, pavasarį ir net rudenį, bet žiemą mes visi turim valgyti šiltą maistą. Tai va, tai žaliavalgystė, ar ne, jinai ne visiems tinka. Nors toks nuostabus dalykas atrodytų ir mes kartais va iš to nežinojimo, norėdami savo gero, pakišam koją. Tai va, tai susižiūrim, ar ne, maisto produktus namuose, daromės tą šviežią maistą namuose, nepersivalgom, ar ne, neužkandžiaujam, neperkam ten tų visokių pyragėlių, pyragų, tortų, nusipirkim geriau datulių, džiovintų vaisių, ten figų visokių yra, ar ne, riešutų, galima tikrai tų pasidaryti namuose žaliavalgiškų desertų. Va desertus tai galit daryti žaliavalgiškus, pavyzdžiui, tortą žaliavalgišką ar ne, pasidaryti ir pusryčiams netgi galima valgyti. Bus taip norėtųsi kokio tortuko pusryčiams, pasidarykim žaliavalgišką ar ne tortuką. Tai va, tai tikrai tų alternatyvų saldiesiems yra, ką galima pakeisti ar ne, realiai nenuodyti savęs, net kai žiūri tą maistą ar pasižiūri, ar čia nuodas ar ne, ar čia iš tikrųjų padės mano kūnui, tas maistas bus kaip vaistas ar ne. Tai va, tai pasižiūrėti šituos dalykus ir toliau, ar ne, tų papildų vis nebijokit pagerti kažkokių, tai ar tai bus juodasis riešutas, ar ten molis, ar trifala. Šiaip mes, kai gaunam to maisto tokio gan nešvaraus, tikrai nemažai kartais, ar ne, tiesiog galbūt esu kokioje konferencijoje ir nėra, nei kur ten pasieškoti to ekologiško ar ten namų maisto, ar ne, ir būna tokios sąlygos. Ir valgom tą maistą ir nereikia čia išsigąsti to, tiesiog, ar ne, žinau, kad grįšiu namo, vėl grįšiu prie savo sveikos mitybos ir va tuomet, ar ne, kad tas maistas, net jeigu ir atsiduria mūsų dienoje, va toks nekokybiškas, mes tais papildais taisom tarsi nuolat padėti, ar ne, kokią trifalą gerdami, neužsiteršiam, taip tas maistas nešvarus sunkiau išeina. Taip, makt ir nėra žaliavalgiški tortukai nerealūs, nu va, matot, makt ir nėra. Šiaip tai aš tai būna žaliavalgiškus tortus ir pati namuose pasidarau, labai paprasta ten iš tikrųjų. Jos pasidaryti gal skamba taip sudėtingai, bet galite ir va iš tokių ar ne parduotuvėlių nusipirkti. Šiaip va tokios parduotuvėlės, kaip makt ir nėra, aš juos esu girdėjusi, žaliavalgiškais tortais prekiauja, ar ne, būna kartais ir šiaip pas juos ten ir kokių taip džiovintų morkyčių, ar ten yra kokia dar viena parduotuvėlė, kur daigais prekiauja, gal kažkas prisiminsit pavadinimą, aš saulėgrąžų daigus būdavo šituose mugėse, nusipirkdavau iš jų, bet būdavo pas juos ten ir kokio tai pavyzdžiui moliūgo padžiovinta, ir ten morkytės kokios padžiovintos, ir galima savo, galvoju, Dieve mano, fantastiškai valgyti. Taip, yra krūtinės gerklės spaudimas dėl streso ir įtampos, ar gali būti, kad limfa nešvari. Gali būti, aišku, ir kad limfą reikia tvarkytis ar ne, bet ir gali būti tai ir emociniai dalykai, ir
jeigu yra gerklės spaudimas, reikia gali būti jau palaikymo ir skydliaukei. Šiaip rekomenduočiau nueiti netgi jūsų atveju pas homeopatą. Va, žali, žali. Aha, prekiauja visokiais daigais. Kauno pilies turgelyje, Makter nėra, šeštadieniais prekiauja. Ir žali, žali būdavo Kauno pilies turgelyje. Šiaip žali, žali, tai jie ir internetu veža visokius daigus, ten fantastika, pas juos ten lobynų lobynas. Tai va, galite iš jų ar ne daigų nusipirkti, salotas daromės ar ne su daigais. Ne tai, kad parduotuvėje ar ne perku galbūt ten vazonėlį užaugintą tą salotą, galvoju, sakau, kas ten toj salotai bus, ar ne, jokių elementų realiai, tik tai gal skonis kažkoks, ar ne, kur tam į mažytį vazonėlį įdėta ir ta salota didžiulė išaugusi. Taigi ten realiai nėra jokių maistingų medžiagų, ta daržovė, jinai net negavusi jokios šviesos saulės. Tai ką jau ten kalbėti apie saulės praną, ar ne, o apie tas medžiagas, kurio organizmui reikia, ten tikrai nieko nėra. Tai var ne, gal geriau nusipirkti ten ir saulėgrąžų daigų ir tas salotas gaminti su daigais ir ten pasipildyti dar kažkokiais avokadais, burokėliais ar ne, moliūgais ir panašiai. Taip. Ir toliau, ar ne, mes susižiūrim tą maistą, tai yra labai labai svarbu, ar ne, ką valgom, kad nebūtų organizmas apsinuodijęs. Realiai mes taip išmokinti tų reklamų per televiziją, aš mačiau reklamų daug maisto, o Dieve, galvoju, realiai reklamuoja viską, ko mums nereikia. Visi produktai, ką rodo reklamose, tuo metu aš, kai žiūrėjau, bent tai nieko nereikia iš tų produktų. Ten visokių kumpių, dešrų reklamuoja. Jeigu ar ne valgo mėsą, tai gal nusipirkti ten tą kažkokį ne dešrą, o kažkokį tą mėsos ar ne, kur žmogus gali pats pasiruošti. Tai va, tai pasižiūrėkit tikrai labai atidžiai, ką perkat, mažiau pinigų išleisit, staupysit ir dar gyvensit sveikiau. Ir dabar, kai daromės tas tokias pabadavimo dienas, tai galite ar ne, netgi pasidaryti tą tokią programą, ar ne, apsivalymo dienų skaičius, va 10, tai gal pasilikit ten 70 dienų vasaros periodui. Net būtų gerai tada, jeigu jau darotės tokį ilgesnį badavimą, pasitarti su kokio Ajurvedos gydytoju, bet šiaip ten 1 ar tai 3 dienos, tai tikrai patys galite savo sėkmingai darytis. Tai va, galite nusistatyti tą skaičių, ar ne, kiek aš ten dienų darysiu tą badavimą, ką valgysiu, ar ne, tomis dienomis, ką gersiu. Jeigu valgysiu, tai galite, ar ne, jeigu jaučiat, kad atėjo tas visgi didelis alkis, galite būti tai psichologinis kažkoks momentas, tai sakau, nespauskit savęs, kad ne, aš ten nepasiduosiu, ar ne, nors jau tenai gal ir pyktis pradėjo kilti, pyktis dar labiau apnuodys organizmą, tai gal geriau suvalgyti kokį obuolį, ar ne, ar ten suvalgyti avokado, ar ne, ir duoti kūnui truputį to maisto, kad jisai nurimtų. Ir tuomet va pasiplanuoju, ką gersiu, ar tai bus sultis kažkokios, ar ne, kad nereikėtų jums, kad galėtumėt pasiplanuoti, dėl ko svarbu, kad iš anksto susipirktumėt tuos produktus, ar ne, kad nereiktų eiti į prekybos centrą, kai jūs badaujat. Tai va, ar ten valgyt norit, ar ne, gal tų saulėgrąžos daigų turit truputėlį ir suvalgot. Ir ką gersiu, ar ne, ar tai sultinį kažkokį 3 dienas gersiu, ar vaistažolio arbatas, ar tai sulčiavimą pasidarysiu tada kokius man ten nusipirkti tos vaisius, daržovės ar ne, kad su sulčiavimais, kai daromės irgi, kad rekomenduojama, kad nebūtų tos sultis visą laiką, kad ten geriu tai apelsino sultis, tai ten obolius ar ne, kad jos nebūtų saldžios. Tai va tas pirmas sulčių gerimas rytinis gali būti su saldesniem sultim, o toliau rekomenduojama, kad tai būtų daržovių sultis, arba bent, kad jos nebūtų tikrai saldžios, tai va gali būti salierai, burokėliai, morkos, granatai, kas čia dar galvoju, moliūgai gali būti, ar ne, kopūstai. Tai va tų sulčių tikrai galim daug įvairių pasidaryti. Esu net kažkada dariusi savaitės laiko gal badavimą, kur 2 kartus per dieną gerdavau sultis, kad rytinis va tas va būdavo rytinis saldesnės sultis, net ananaso kažkada spaudžiausi, paskui per pietus daržovių sultis ir taip į vakarą, apie kokią 6 valandą vakare išgerdavau žalią kokteilį dar. Ten būdavo avokadas, daigai,
dar, nepamenu, dabar jau senai tokį dariausi, bet šiaip daug galima rasti internete tų žalių kokteilių receptų. Arba, pavyzdžiui, irgi būdavo pasidaiginu grikių ir ten grikių kokteilis būdavo. Tai va galima, ar ne, kad jeigu jaučiat, kad gali būti ten tos 3 dienos per didelis iššūkis, tik tai su tokiais skistais gėrimais, ar ne, kaip sultinys ir arbatžolės, tai galima, ar ne, ir suvaidėti į dieną kažkokį tai ir vieną kokteilį žalią, ar žalią gyvą tą kokteilį, ar ne? Taip manyti nemalonu būna dėl galvos skaudėjimo, bet dėl alkio tai galėčiau badauti ir badauti. Aha, būna galvos skaudėjimas čia ugnies tipui, būna dažnesnė problema, nes ugnies tipas labai greitai virškina maistą. Ir jiem būna, jie kai nepavalgo, kad jiem būna pradeda galvą skaudėti. Jo, tai galima tada pabandyti, ar ne, va, gal tų įsidėti kokteilių tokių. Tai va, tai tiek iš šitos temos, tokios organizmo apsivalymo čia įdėjau šiaip renginių artėjančių, kas bus tylos stovyklų, čakrų kursas, jogos mokytojų kursai artėja. Tai va, jeigu įdomu, galėsit Indrė Marija LT pasižiūrėti. Tai va, tai tiek iš šitos temos, tokios, kaip pasakyti, pabadavimų, pasulčiavimo ar ne, organizmo apsivalymo, šiaip į tą visą maisto procesą pasižiūrėkit gan rimtai. Aš čia kaip buvau pas savo mokytoją, sako, mes turim tokias ilgametystės praktikas, yra tam tikros mantros, vizualizacijos, kurios padeda išlaikyti ilgametystę ir kai kurie mokytojai iš tikrųjų lamos, kai kurie netgi neduoda ilgametystės praktikų, jeigu nėra teisingos dietos pa žmogų, nes sako, vis tiek negausit palaiminimo, jeigu nebus teisingos dietos. Tai va, tai šitoj vietoj tą mytybą reikia taip ar ne pasižiūrėti kaip ilgametystės pagrindą, kad ir tas organizmas ir švarus būtų, ir sveikas tuo pačiu, ir mes realiai galėtume kokybiškai gyventi, o nebūtume ar ne nuo maisto apsinuodijusios kažkokios daržovės ant sofos, couch potatoes, angliškai yra terminas. Tai va, kad kaip bulvė ant sofos, ar ne, kad nebūtume tas cepelinas lietuviškas ant sofos, o iš tikrųjų galėtume puikiai funkcionuoti šitam gyvenime ir turėtume sveikatos. Tai va, tai šiandienai tiek apie tą švarų organizmą, apie mūsų saučią. Ir tuomet, ar ne, pasižiūrėkit, tikrai apsivalytą šaldytuvą, pasidarykit po švenčių tą prasipurtimo organizmo, ar ne, pabadaukit tas 2-3 dienas, Dieve mano, tikrai nieko jums neatsitiks, bus tik geriau, ar ne, jeigu protas ten labai priešinsis, žinokit, kad prisirišimas prie maisto lenda, prisirišimas prie maisto yra labai didelis. Mes nuo vaikystės raminami maistu, ar ne? Taip, ar galima pakeisti miltus į speltos miltus, ar vis tiek miltai yra nesveika? Ne, miltų galit naudoti, bet va, tikrai rinkitės speltos miltus, migdolų miltus, žemės riešutų miltus, kokosų miltus, bananų miltus, grikių miltai, baltų grikių miltai yra. Tai mes miltų tiek, ar ne, va, tų kviečių miltų, kad nevalgytume, labai turim daug nuostabių alternatyvų. Vėl tik reikia pasidairyti, ar ne? Video rasit, mano šitą įkelsiu šį mokymų platformą Indrė Marija LT, kur jūs registravotės, galbūt kažkas į seminarą per ten, tai kai padarysit sign in, ar ne, yra viršui laikelis sign in ir tada my dashboard ir tenai galėsit matyti seminarą. Tai tiesiog arba per Indrę Mariją LT nueisit ir bus saučia seminaras, ten jo aprašymas, padarysit sign in ir įeisit į seminarą. Tai va, tai šiandienai tiek, linkiu jums švaraus organizmo, sveika Laura, taip, ir prisižiūrėti save, ar ne, ir gydyti save maistu, prieskoniais, vaistažolėm, o ir kad kuo mažiau tų tablečių. Ačiū Jums tuomet ir iki pasimatymo kitose mūsų moksluose.